Sveiki, tai šiandien mes atvažiavom aplankyti mūsų namą Olkas Premium Mini. Tai yra, mums patiems labai patinka šitas namas ir mes atvažiuojam pasižiūrėti, ką mūsų klientas, gavęs mūsų SIP dėžutę surinktą, ką jis su juo padarė. Tai dėl to čia ir atvažiavom. Olkas Premium patinka mums šitas namas visiems. Tai vėlgi jis išlaiko tą pačią koncepciją. Tai yra atskira erdvė miegojimui ir atskiras pastatėlis virtuviai ir svetainiai. Tai mes užsakovui atidavėm šitą namuką padarydami SIP dėžutę. Ir ką jis dabar padarė? Matot, kad trinkelės dabar jau dedamas. Matot fasadą. Fasadas čia buvo padarytas iš degintos medienos ir papildomai aliuotas. Labai dideli langai, labai dideli gražus langai. Langai yra aliumininiai. Langų šonai yra visi apdengti skarda. Stogo danga čia buvo panaudota EPDM, buvo galima panaudoti PVC, bet vėl užsakovas kaip nori taip ir daro. Tai abudu variantai yra tinkami ir geri. Dar nepasakiau, kad deginta mediena dar papildomai buvo, aišku, išaliuota, ne tik tai deginta. Dar ką norėjau parodyti šitam name, kad labai sutinkam su užsakovo sprendimu padaryti ne vieną ištisinę fasadą, o padaryti miksą. Tai yra, čia naudojami du fasadai. Vienas fasadas yra skarda ir kitas fasadas yra deginta aliuota mediena. Ir tiesiog atkreipkite dėmesį į tą tokį gerą, nuostabų sprendimą, kad viskas gali būti suderinta, netgi jeigu tai nėra vienoda medžiaga, kaip tik galbūt, kai medžiagas truputį skiriasi, tai dar tai pasiekiama dar kažkokio tai specifinio grožio, gal grožio, kuris nėra standartinis. Tai visi šitie dalykai, kai jūs statot namą, jūs turite vertinti, turite pagalvoti gerai, kas jums patinka ir visada, manau, galima surasti sprendimą būtent tokį, kuris labiausiai tiktų jums. Taip, tai dabar kaip ir apžiūrėjom visą šitą namo statybų pratęsimą, pamatėm, ką norėjom ir parodėm, ką norėjom. Ir grįšim čia jau, kai galėsim patekti pasižiūrėti į vidų. Tai yra, kai bus padaryta dailinė apdaila ir kažką naujo iš ten papasakosim.